Pirmos kalėdos, kaip išbėgom iš Lietuvos, mes buvome tada pakelyje į Vokietiją, Rytprūsių žemėje, ir pirmos kalėdos buvo labai liūdnus. Tada mes turėjom, reiškia, gyventi tokiam mažam namelį, kad nieko nebuvo, visi jau vokiečiai buvo išbėgę ir mes labai, bet vis vien pagal seną papratimą, kaip mano mama buvo išmokinusi, pasiruošiau kalėdų kūčių vakarui, visokių valgių pasidariau. Tik nebuvo kas, tik buvo, reiškia, tavo senelis tada buvo ir tavo, ir mano brolis dėdė Juozas. Teresėlis dar nebuvo, tavo mamytis, o mano dukrelis Teresėlis dar nebuvo. Tada ji buvo pas dievulį, dar jos nebuvo. Ir aš buvau pas dievulį. Ir tu buvai pas dievulį, dar jų nebuvo. Bet Teresėlė tik daug vėliau atėjo į šį pasaulį. Ir aš daug vėliau. Taip, tu dar vėliau atėjo į šį pasaulį. Taip, Vilija. Buvo labai liūdnos tos pirmos kalėdos. Kodėl? O paskui pradėjom apsiprasti, bet vis vien labai prisimindavom Lietuvą ir visus tuos, kurie buvo palikę Lietuvoje. Mano visos seserys, ir brolis, ir mamytė, tėvelis jau buvo miręs. Ir mamytė visi tai aš verkiau, labai daug verkdavo, labai jų gailėjausi. Galvojau, gal jie išvežti į Sibirą. O tavo senelis sako, nesijaudink, nebijokit. Niekas neatsitiks, pamatysi, visi sveiki, gyvi, visi atsiras savo laiko. Taip ir buvo. Daug vėliau, kai pradėjom jau gauti laiškus, pasirodo, kad visi buvo ir sveiki, gyvi, tik tai viena sesutė su visa šeima buvo išvežti į Sibirą. Ten toli, kur labai šalta. Ir ten jie gyveno 11 metų, labai sunkiai vargo.